Treneri, sveikinimui su pergale. Kokios pagrindinės priežastys, kurios lėmė po pirmo ketvirčio tą jau persvarą, kurią įgijote? Tai agresyvumas gynybai vienareikšmiškai buvo prašyta ir jau prieš rungtynes, kad žinojom, kad Aistis neturi gynėjų daug. Tai buvo prašyta, kas varosi kamuolį, kad tą žmogų mes spaustume, kadangi pagrindiniai puolimo akcentai pas Aistis yra tokie, kad viską bando per priekinę liniją padaryti ir tai reikėjo tą atkirsti. Tai pirmam kėliny nelabai tas gavosi, antram jau geriau, o antroje pusėje dar geriau. Tai tas ir lėmė. Trečiajam kėlinuke Aistis spurtavo 7-0, tada buvo turbūt garsiausiai skambėjusi minutės pertraukėlė kol kas šiame sezone ir po jos 12-0 jūsų atkarpa. Ką tada pakeitėt ir ką ten sakėt? Gal savo leksikos ir nekomentuosiu, bet iš esmės nieko, taktiškai tai nieko nekeičiau. Labiau buvo tiesiog gal į merginų širdis labiau apeliuota, kad nebūtų tų bangavimų ir kaip žaidėm prieš tai, taip ir eitume toliau. Visų širdis, aš nebejoju, dabar Saudronės Danevičiūtė ir gauta trauma pirmajame ketvirtyje. Gal kažkokių žinių yra atskriejusių? Jeigu tais terminais kalbant, tai tikrai nepasakysiu, čia labiau reikėtų Gabrielės arba Laurino klaust, bet jeigu kalbant apie laiką, kiek jos nematysim, tai kažkur palei jos apie mėnesį. Brigita, sveikinimai su pergale, 14 taškų per pirmąjį ketvirtį, sužaidė tada įspūdingai, po to Aistis kažkiek pristabdė, ar suaktyvino gynybą, ar kaip atjautei? Nežinau, ar suaktyvino gynybą, tiesiog taip gavos tokias situacijas, nes noris komandiškai žaisti, noris dalintis kamuoliais, noris ieškoti komandos draugių, nes čia komandinė sporto šaka, o man rezultatyvius perdavimus dalinti vienas malonumas. Palyginus atsarginių abiejų komandų žaidėjų indėlį, tai jūsų komanda pelnė 43 taškus, Aistis tik vieną. Kiek tas ilgesnis atsarginių žaidėjų suolelis lemia sėkmingą pasirodymą tavo manymu? Tai labai daug lemia, nes tu gali pakeitinėti žmonės, nereikia žaisti jiems 40 minučių pirmyn atgal lakstyti. Tai tas atsarginių žaidėjų turėjimas duoda labai didelį pliusą. Treneri, pirmajam ketvirtyje kaip lygų su lygiom kovėtės, bet paskui Neptūnas įgijo šiokį tokį pranašumą. Kas lėmė tos pokyčius? Iš mūsų klaidų įgijo tą pranašumą iš esmės ir šaunolės merginas sveikinu, kovėsi, tikrai labai norėjau, kad kautųsi, tikrai parodė gerą kovą, sveikinu jas ir ačiū joms. Atsarginės žaidėjos šiandien ketvirtajam ketvirtyje tik labiau prisijungė, bet vieninteliai Gabrielei Sederevičiūtei pavyko pelnyti taškus. Kiek ta mažesnė rotacija lemia rezultatus jūsų aikšteliai? Tai ir lemia, nes pavargsta paskui ir atsiranda ir tos klaidos ir visa kita, bet esminis dalykas, kad jaunos merginos turi labiau norėti ir labiau norėti prisijungti. Kovą dėl atšokusių kamuolių šiandien net laimėjot. Akcentavot būtent prieš rungtynes tą kovą dėl kiekvieno kamuolio, ar akcentuojat ją visada? Šiaip akcentuoju visada, nes tai yra pagrindinis dalykas, vis tiek kaip būtų krepšinė atkovoti kamuoliai, tas klaidų skaičius ir greitų atakų stabdymas, tai tą bandom spręsti, kažkaip tai gal pavyks. Karolina, akivaizdu, kad ketvirtajam ketvirtyje šiek tiek gal ir jėgų pritrūko ir šiandien rungtynėse žaidėt 5-6 didesnį minučių skaičių dalį. Kiek tai lemia žaidime? Labai daug lemia. Jau net ne ketvirtam kėliniai pavargom, bet jau ir trečiam. Bent jau man tai jau yra sunku, kai turi tiek išžaidinėti kamuolį, tiek gynyboje padėti visom ir tiesiog gelbėti visas. Tai tikrai yra sunku ir aš suprantu ir kitas žaidėjas. Kai iškrito Eva, tai dabar nepavydėtino situacijoje esam. Aišku, turim augančią žaidėją Dzeskauskaitę, bet kaip matom, reikia dar patirties daug. Ir tikimės, kad viskas bus gerai ir įsivažiuos mūsų rotacijos žaidėjas. Pagal savo žaidimo stilių visada iš pirmo žvilgsnio mėgsta ir tą kietą kovą, bet pirmoje rungtynių pusėje ypatingai buvo kelios dvikovos labai ten griežtos su Viktorija Balaban. Ar jautėsi tas fiziškumas padidintas ir noras įrodyti? Kažkaip visą laiką žaidžiau fiziškai, nes žaidžiau ir ketvirtoje pozicijoje anksčiau, tai esu pripratus prie tos kitesnės kovos, tai man tai nesukelia diskomforto, tai tiesiog čia mano žaidimas, tą mėgstu.